Klausimas apie pinigus poroje. Gal galėtumėte pasidalinti, kaip šeimoje turi būti tvarkomi finansai? Už ką atsakinga moteris, vyras? Santykiuose su vyru mes turime skirtingus poreikius. Jis nori apčiopiamų dalykų, aš noriu keliauti, todėl kad mano poreikis patenkintas, aš turiu daugiau dirbti. Ir dažnai einu į tą nepasitenkinimą, pyktį. Kaip atliepiant į savo poreikius ir jų siekiant neįkristi į vyrišką energiją. Pirmiausia, suprasti, kad moteriškos energijos pirmoji ir viena iš svarbių savybių yra būti. Ir žinot, ką mes esame įpratusios daryti su savo norais, su savo poreikiais. Iš vyriškos energijos mes esame įpratusios bėgti, draskytis ir čiupti. Čiupti viską ir iškart planuoti, iškart strateguoti, iškart veikti. Ir tai yra vyriška energija. Ir paskui aš tampu įsitaškiusi, pavargusi, nualinta, nepasitenkinusi, pikta, irzli. Iš moteriškos perspektyvos, kai tau kyla poreikis ir noras. Pavyzdžiui, man kažkada kilo aplankyti Tailandą. Niekur aš neskubėjau, apie tai kalbėjau, pasižiūrėjau Tailando nuotraukas ir taip viduj aš gražiai tarsi formavau ir kaupiau energiją bei buvau su visa savo svajone pabūti Tailande. Ir taip, mes po 9 mėnesių ar po 10 išvažiavom su visa šeima į Tailandą nuo tada, kai pirmą kartą į mano mintis atėjo tas noras. Tai kai mes draskomės iš vyriškos energijos, mes tikrai galim susikurti tą rezultatą, bet tas rezultatas neteiks tiek džiaugsmo, aš būsiu įsitaškiusi, aš būsiu pavargusi. Tuo tarpu aš prisimenu apie Tailandą, kaip viskas vyko, kai aš pagal moterišką energiją buvau ir tarsi savyje auginau visą tai, visą tą norą, visą tą svajonę. Viskas susidėliojo taip harmoningai, tačiau pirmiausia, mes turime išmokti suprasti, ko aš tiksliai noriu. Jeigu aš noriu keliauti, ar aš dabar, nes gali būti, kad kaip maža mergaitė trepsiu koją, aš noriu keliauti. Aš noriu keliauti, tu niekur nekeliauji ir tų finansų niekada neskiri kelionėms. Bet kaip moteris, tu turi atsistoti moters poziciją, pamatyti, kaip yra iš tikro. Vyrui visada yra poreikiai matomi šiek tiek kitaip. Jis turi aprūpinti šeimą svarbiausiais dalykais. Kai jis yra aprūpinę šeimą, jam atrodo, kad jis gali truputį atsipalaiduoti. Ten atsirandame mes, kur duodame prieskonius visiems mūsų santykiams, visam gyvenimui. O ką, apie ką yra moteris? Apie nuostabų kvapą, apie charizmą, apie malonumus ir euforiją, ar ne? Atsirandame mes. Ar tai yra patogu, nepatogu vyrui? Jis gal jau nori, tačiau jam bus malonu ir gera matyti savo moterį laimingą. Ir kai aš nusprendžiu, kad aš noriu keliauti, aš pirmiausia pabūnu su ta idėja, pabūnu, o ne puolu draskyt, naršyt, aiškintis, planuoti ir strateguoti. Pabūnu ir išsiaiškinu, ko aš noriu. Puikiai prisimenu Tailando kelionę. Aha, Tailandas toli, bet kaip būtų faina. Sutikau moterį, kuri sako, net su kūdikiu keliavo. Vau, sakau, o kaip kas? Sako, ten viskas paprasta. Ir aš taip grįžtu, kūdikis ant rankų ir galvoju, bet aš nenoriu šitos kelionės pati organizuoti. Nu tiesiog aš jos nenoriu organizuoti. Aš norėčiau, kad būtų viskas suorganizuota. O mano vyras tikrai žinau, kad tokios kelionės į Tailandą neorganizuos. Mes tada išvažiavom į Ispaniją. Buvo viskas gerai, bet ten buvo toks ekonominis variantas ir buvau įsiutusi ir pikta. Ir kai aš buvau įsiutusi ir pikta, aš savo pasakiau, Roberta, daugiau nebandyk taupyti dėl savo svajonių, nes ten nebuvo šilta vasario mėnesį. Ten buvo tiesiog, šilta, bet ne karšta, ne tai, ko aš buvau, ko aš norėjau, kad man būtų karšta, kad sušiltų mano kūnas. Dėl to svajojau apie Tailandą. Tai kai aš savo tai tą priminiau
ir nebesukau spiralės ir neuždėjau akmenų apie savo svajonės Tailando. Iš tikrųjų, vasaros pabaigoje pamačiau postą, kuriame buvo organizuojama viskas nuo A iki Z ir mes visą kelionę paskui lapkričio mėnesį išvykome į Tailandą. Ir ten irgi buvo ką veikti, nes turėjau kaip moteris atstovėti. Aš sakau, prašau tavęs, pasirūpink finansiškai, noriu, kad tu pasirūpintum šią kelionę. Nors aš depozitą sumokėjau ir įsipareigojau. Viskas. Martynai, važiuojam? Važiuojam. Sako, aš neturiu dabar depozitui, tu perves. Gerai, aš pervedžiu. Sako, aš tau atiduosiu. Tai su tuo atidavimu dar irgi, ne? Bet kitas momentas. Sakau, aš noriu, kad tu gerai, aš pasirūpinsiu. Mes važiuojam. Bilietus reikia pirkti. Neperka. Man nepatogu. Aš jau norėčiau pirkti dabar, nes jie yra pigesni. Kuo vėliau perki, 5 žmonės skrenda. Yra didelė mūsų šeima. Tuo brangiau kainuoja. Ir aš tokia, tas saugumas, tas noras vėl sukontroliuoti viską, jis neperka. Taip, jis nupirko ten likus tik tais mėnesių iki skrydžio, bet nupirko. Mes išskridome. Ar man užaugo tas gebėjimas pabūti moterimi net nepatogume? Taip. Ar turėjau dirbti apie tai, ką aš dalinuosi su jumis šiame kurse per praktikas? Taip, turėjau. Išeiti iš kambario, emocijos per kraštus liejasi. Jis sako, aš negaliu dabar pirkti, aš perku fūrą smėlio. Man tai yra svarbiau. Išeinu iš kambario, su savim nesusitvarkau, atrodo baimė, jausmas, kad gal nevažiuosim, visi tie dalykai, ar ne, seni modeliai. Einu, padirbu, nusiraminu, viskas tvarkoja, aš jam atidaviau, aš jaučiuosi saugi, viskas bus gerai, depozitai sumokėti, mes susitarėme, ne? Ir mes išvažiavam, tai va tas momentas išbūti savo norę, tiksliai, aiškiai suprasti, ko aš noriu. Nes kartais jūs suformuojat norą, va čia to ir net neaiškiai. Ir net neaiškiai išbūnat viskame, ko jūs norite ir neapibūdinat savo. Ir kitas aspektas, mes dar įpratusios bėgti ir griebti, o ne pabūti su ta svajone, o ne išmyluoti to savo noro. Nes įpratis yra veikti iš vyriškos energijos.